Labas, Daiva. Malonu tave susitikti užbaigtame projekte, o ne statybų stadijoje. Labas, Tomai. Tikrai gera pasimatyti čia, kai visi darbai jau baigti ir geras laikas aptarti, kągi kartu nuveikėme šiuose namuose Vilniuje. Mūsų baldininkų darbai prasideda, kai visos sienos ir pertvaros jau pastatytos. O tavo, kada darbas prasidėjo kaip interjero dizaineris šitame bute? Tai kiekvieno interjero projekto kertinis akmuo yra geras išplanavimas. Ir šių erdvių išplanavimas tikrai turėjo iššūkių, kadangi klientė turėjo lūkesti turėti ir talpią lauko rūbų spintą, kurią iš pirmo įspūdžio čia atėjus atrodė tiesiog nėra vietos, kur ją padaryti. Taip pat norėjo erdvios virtuvės, kurioje būtų ir baras, ir atskiras valgomasis stalas, ir kad ta virtuvė neužimtų pusės svetainės. Tai tikrai turėjom ką nuveikti ir manau, kad mums puikiai pavyko kartu. Ir vienas iš sprendimų, kurį mes įgyvendinome, tai koridoriaus lauko rūbų spintą sujungėme kartu su virtuvės baldais ir panaudojus tą patį baldinį dekorą, šis visas baldų junginys atrodo taip vientisai, organiškai, kadangi įdėjome ir veidrodžių, tai baldas neatrodo kažkaip tai sunkiai. Tai manau, kad tikrai geras sprendimas. Taigi, Tomai, papasakok iš jūsų pusės, kokie sprendimai buvo įgyvendinti šiame bute? Tai iš mūsų pusės gal buvo siūlymas, kad daryti vieną stalviršio sujungimą vietoj įprastų dviejų, nes matmenis tą stalviršį leido. Visada stengiamės daryti kuo mažiau jungimų, jeigu yra galimybė. Taip. Parinkome furnitūrą pagal projektą, klientės biudžetą ir visą kitą turime informaciją, o toliau tai mes tiesiog įgyvendinam. Viskas buvo tavo puikiai suplanuota. Smagu girdėti. Smagu dirbti su tavimi. O kalbant apie komunikaciją, ką galėtum išskirti, kiek yra svarbi komunikacija tarp interjero dizainerio, baldininko ir paties kliento? Tai labai svarbi vieta, nes būna tokių atvejų ir neretai pasitaiko, kai reikia ieškoti aukso viduriuko tarp vyro, žmonos ir dizainerio, visų nuomonės skirtingos. Tikrai taip. Ir būna tokių įdomesnių situacijų, šitoj vietoj tai klientė iš karto pasakė, visais klausimais kreiptis į Daivą, jinai visą žino ir suteiks visus atsakymus, tai mums buvo labai paprasta ir patogu. Tikrai tarpusavio pasitikėjimas yra svarbi ir įdomi, gili tema ir kiekvienas dizaineris labai vertina ir džiaugiasi, kada klientai rodo pasitikėjimą ir duoda kūrybinę laisvę ir laisvę sprendimams. Tai šių namų klientė iš tiesų neturėjo labai aiškios interjero vizijos ir reikėjo taip, tikrai pakankamai ilgai padiskutuoti, pasikalbėti, kol pradėjo aiškėti vis tik tai ta paslėpta vizija, pradedant nuo spalvinės gamos ir baigiant tokiais dalykais, jog paaiškėjo, kad čia ypatingai svarbu susiprojektuoti kuo daugiau daiktų laikymo vietų. Tai pavyzdžiui, paaiškėjo faktas, jog klientė turi be galo daug įvairių kūno priežiūros priemonių, buteliukų, kremų ir jiems visiems reikia patogios vietos, kur susidėti vonioje. Tai tam suprojektavom nišą, kurioje įkurdinome spintelę, puikiai atliepiančią šį poreikį, pritaikėm kitus talpius baldus. Dar kitas pavyzdys, ką Tomai kartu iš tikrųjų įgyvendinome, tai įdarbinome kiekvieną funkcinį kampą, taip galėčiau įvardinti. Tai pavyzdžiui, koridorėje buvo niša, kurią užpildėt kuo puikiausiai mano suprojektuotais baldais ir ten puikiai galim pasidėti raktus, batus, rankinukus ir kitus smulkius dalykėlius. Arba svetainėje esanti techninė atraminė kolona tiesiog buvo kaip kolona, bet prie jos priglaudus gražias minimalistinės lentynėlės turim tokį fainą ir funkcinį ir estetinį sprendimą. Tai Tomai, grįžtant prie baldų projektavimo ir kalbant apie tikslumą, kaip jūs užtikrinate, kad viskas, kas buvo sugalvota, būtų įgyvendinta taip tiksliai, kaip ir sumanyta? Baldų gamyboje turbūt yra šiek tiek daugiau tų procesų, bet išskirčiau 3 kertinės vietas. Tai viena iš jų, pirmoji turbūt informacijos surinkimas ir tikslas matavimai. Jeigu šitą vietą padaryta gerai, tada darant gamybinius 3D modelius, paaiškėja viskas, ar gali būti kažkokių tai siurprizų.
Ir jeigu šios dvi dalis padaromas gerai, tai trečioji montavimas lieka tik tai tiesiog taško išdėjimas tam tikroje vietoje. Man labai patinka jūsų 3D modeliai padaryti. Tikrai pasimato netgi tokie elementai, kurių ir dizaineris neapgalvojo, kurdamas, projektuodamas baldą. Tai tikrai geras etapas jūsų visame bendrame procese. Nes būna sudėti visi taškai, rozetės, santechnikas ir taip toliau, tai viskas iškart pasimato, kur reikia kažkokių tai sprendimų. Šauniai, tikrai. Interjero kūrimo kelias gan ilgas procesas. Mes baldininkai atsirandame, galima sakyti, pačioje pabaigoje. Kaip tu supranti, kad viskas praėjo sklandžiai ir buvo kliento lūkesčiai įgyvendinti? Tai kliento grįžtamasis ryšys ir gal net prieš tai sakyčiau didelis įsitraukimas, o vėliau grįžtamasis ryšys yra aukso vertės. Ir man asmeniškai kaip dizaineriai labai svarbu, kad vis tik tai galutinis rezultatas būtų toks, kokį mes ir daug diskutavom, braižėm ir planavom. Tai visada klientams teikiu konsultacijas iki pat jau, galima sakyti, projekto pabaigos, iki įsirengimo pabaigos. Ir netgi tokios smulkios detalės, kaip ten kilimas ar vaza, tai dažniausiai yra suderinama su manimi ir galutinis rezultatas tuomet tikrai džiugina. O kalbant apie grįžtamąjį ryšį, tai kągi vis tik tai, kaip tu jauti, ką tavo klientai labiausiai vertina? Žinoma, kiekviena situacija yra unikali, bet aš manau, kad svarbus visas procesas. Ar klientam pateikiami atsakymai, kada jiem jų reikia, ar jie žino, kas toliau vyks, kokios informacijos reikia iš jų ir taip toliau. Nes man svarbus ne vien galutinis rezultatas, bet visą tą baldų gamybos kelionę, tai 2-3 mėnesiai. Labai geras pavyzdys klientė Laura, kuriai tu mane ir rekomendavai. Tai nedidelis projektas, labai norėjosi nustebinti gerų terminų, bet tiekėjas neturėjo tam tikrų dekoro, tai teko terminą pakoreguoti. Žinoma, klientė informuota buvo prieš gerą mėnesį prieš tai liko patenkinta dėl komunikacijos, netgi paliko gražų viešą atsiliepimą. Tai kaip visada sakau, kad jeigu padarysi 10 dalykų gerai ir klientas matys, kad nuoširdžiai stengiasi, tai kažkokia viena smulkmena, kurios negali kontroliuoti, tai neturės įtakos bendram rezultatui. Labai gražiai pasakei, kad visas šis procesas tai yra kelionė. Tai linkiu, kad tos kelionės būtų kuo sklandesnės. Tikiu, kad bendradarbiausim ir ateityje. Žinoma, malonu, Daiva. Malonu.